Laba diena. Šiandien norėsiu paskaityti Jums apie vaikų galvos skausmus. Esu gydytoja vaikų neurologė Rūta Praninskienė, dirbu Santaros klinikų vaikų ligoninėje neurologijos skyriuje. Kaip žinote, iki karantino be abejo irgi vaikai skundėsi galvos skausmais ir buvo atlikti tyrimai, bet karantino metu ir pandemijos visos metu šitų skausmų padaugėjo ir besiskundžiančių ir besikreipiančių specialistų pagalbos taip pat. Dar iki tol, kaip minėjau, buvo atlikti tyrimai 2011 metais, čia grupės tyrėjų, vadovaujant Januškevičienei, buvo pastebėta, kad net 50% vaikų Lietuvoje skundėsi įtampos tipo galvos skausmais, 10% migrena. Analizuodami duomenis, jie pastebėjo, kad galvos skausmos skundai labai turėjo glaudų ryšį su šeimos sąlygomis, šeimos struktūra ir įvairiais gyvenimo įvykiais. Be abejo, pastebėta buvo, kad mergaitės skundžiasi dažniau nei berniukai. Taip pat galvos skausmų dažnis buvo ir užsienio literatūroje analizuotas ir duomenų yra tikrai nemažai. Ir be abejo, taip pat pasiskirsto, kad mergaitės skundžiasi dažniau galvos skausmais, o berniukai rečiau. Ir įtakos pastebėta, kad turėjo, kurie nesilaikė miego higienos taisyklių, buvo mažiau fiziškai aktyvūs, praleido pusryčius, turėjo žalingų įpročių, tokių kaip rūkymas, skundėsi psichinės sveikatos problemomis bei alergija. Pandemijos metu grupė mokslininkų, vadovaujant profesoriai Psichologijos instituto Vilniaus universiteto komandai, atliko tyrimą ir remiantis tėvų apklausomis ir vaikų apklausomis padaugėjo vaikų galvos skausmų. Šie skausmai buvo sietini su ilgesne ekranų trukme, mokymuisi ir laisvalaikiu, fizinio aktyvumo sumažėjimu, trumpesniu buvimu lauke, prastesnė emocinė savijauta, prastesniais santykiais, mažesniu noru mokytis. Galvos skausmai buvo labai būdingi vyresniems mergaitėms ir vaikams, kurių tėvai turėjo net aukštą išsilavinimą. Matyt, buvo keliami didesni vaikams reikalavimai. Galvos skausmus patiriantys vaikai taip pat daugiau patyrė įtampos dėl mokymosi ir nerimavo dėl galimybės užsikrėsti virusu. Na ir kasgi tie galvos skausmai? Jie, aišku, yra apibendrinti tarptautinėje galvos skausmų klasifikacijoje. Šiuo metu yra 18 metų 3 versija. Ir akivaizdu, kad ten galvos skausmai yra labai gražiai suskirstyti į pirminius ir antrinius. Kasgi yra tie pirminiai galvos skausmai? Tai įtampos tipo galvos skausmai, kurie gali būti ūmus ir lėtiniai, kraujagysliniai galvos skausmai, migrena, su aura be auros, klasterinis galvos skausmas ir kiti galvos skausmai, kurie yra antriniai. Pagal TLK 10AM klasifikaciją mes turime keletą kodų, tai įtampos galvos skausmų, vaistų sukelto galvos skausmo, kraujagyslinio galvos skausmo, migrenos be auros, migrena su aura ir kiti nepatikslinti galvos skausmai, dar yra toks kodavimas. Dabar antriniai galvos skausmai, tai yra, kaip žinot, jie yra simptomai, tai yra simptomas sergant kažkokią kitą ligą, tai gali būti sergant širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija, kada yra nereguliuojamas kraujospūdis, centrinės nervų sistemos vaskulitai, kitos autoimuninės ligos, tokios kaip celiakija, Krono liga, nespecifinis opinis kolitas, inkstų ligos, kepenų ligos. Tai be abejo, esant virškinimo sistemos ligoms
ir miego sutrikimams, ir aišku, kai yra infekcija. Žinom, kad ir COVID-19 infekcija yra labai būdingas stiprus galvos skausmas, esant, aišku, karščiavimui, kada yra skysčių deficitas. Na ir be abejo, būna antriniai galvos skausmai po intensyvių treniruočių, ypač pasitaiko čia paaugliams ir jauniems suaugusiems. Sergant nervų ligomis gali būti esant meningitui, po traukulių, esant galvos smegenų navikui, ar naujai atsiradusiam, ar seniau diagnozuotam, turint vaikui ventrikulinį peritoninį šuntą, intracerebrinę hemoragiją ir, aišku, sergant įvairiom psichikos ligom. Kadagi reikalingas skubus ištyrimas? Kada skausmas yra atsiradęs ūmus iki 3 mėnesių, mes irgi atlikom tyrimus, tai iš tiesų tas pasitvirtino. Ir kada ūmus skausmas lokalizuojasi pakaušio srityje, kada jisai galbūt yra susijęs su kokia trauma, infekcija, kurią lydi karščiavimas, pykinimas, vėmimas, galvos svaigimas. Ir be abejo, jeigu dar ir tuos minėtus mano situacijas dar lydi neurologiniai simptomai, kaip meninginiai simptomai, galvinių nervų pažeidimo simptomai, eisenos sutrikimas. Simptomai, kada nurodo intrakraininė hipertenzija, kada labai reikalingas greitas neurovizualinis tyrimas, kada yra naktiniai galvos skausmai ir vaikas bundasi iš miego, minėjau, naujai atsiradęs skausmas, mano minėtais visais simptomais, kada skausmas paaštrėja kosint, šlapinantis, tuštinantis, kada yra lėtinis skausmas, bet jis toks progresuojantis, visada klausiam palyginti, ar prieš mėnesį skaudėjo ten taip pat kaip dabar skauda, ar prieš 6 mėnesius irgi skaudėjo taip pat kaip dabar skauda. Tiesiog turim klausinėdami labai aiškiai išsiaiškinti. Na ir pakaušinis tas, kaip minėjau, galvos skausmas. Ir jeigu vaikas yra turintis dar kitų visokių neurologinių simptomų, augimo sutrikimų, esam turėję vaiką, kuriam buvo svorio trūkumas ir buvo didelės apimties kraniofaringioma, o galvojom, kad ir blogai maitina, ir žodžiu, kažkokios kitos yra priežastys, visiškai nebuvo praktiškai mūsų nelaimė, nebuvo galvos net ir skausmo, labai tokio ryškaus, truputuką tik. Na ir be abejo, randant kitus visokius simptomus. Reiktų neužmiršti jau paauglystėje įvertinti ir tai, kad gali būti vaistų sukeltas galvos skausmas, ypač tiems vaikams, kurie turėjo lėtinį įtampos galvos skausmą. Na, tai čia gali būti nuopelnas nesteroidinių priešuždegiminių vaistų, na ir kitų vaistų, tokių kaip triptofano grupės preparatų. Ir tas skausmas yra besikartojantis, praktiškai daugiau kaip 15 dienų per mėnesį besitęsiantis. Na ir su kitom ligom labai įdomus tyrimai buvo daryti galvos skausmas ir celiakija. Ir rasta, kad net 39% buvo sergančiųjų migrena, o kiti 22% turėjo įtampos tipo galvos skausmą ir pritaikius dietą, skausmas net 68% pagerėjo. Taip pat galvos skausmas ir miego sutrikimai yra tikrai susiję tiek ir atvirkščiai tikriausiai ir dėl pačio galvos skausmo vaikai gali neužmigti. Na ir be abejo tai yra susiję su migrena, jeigu tik tai yra cirkadinio ritmo sutrikimas, tai iš tiesų migreniniai priepuoliai padažnėja. Na, o kai yra parasomnijos, tai irgi sutrinka miego struktūra, vaikas nepakankamai išsimiega, todėl dieną gali jausti galvos skausmą ir be abejo obstrukcinės miego apnėjos, kada yra hipertrofija tonzilių ir adenoidų ar nutukimas gali duoti antrinius galvos skausmus dienos metu. Klasteriniai galvos skausmai vaikų amžiuje yra gan reti, ypač vaikams
mažesniems kaip 10 metų, jie jau virš 10 metų, paauglystėje gali varginti, dažniau serga berniukai, jiems būdinga šitas tipas galvos skausmo. Jie gali pasikartoti 5 ir daugiau kartų per metus ir trukti gali net iki 8 dienų. Pobūdis yra aštrus, veriantis skausmas vienoje galvos pusėje, trunkantis mažiau nei 3 valandas. Ir be abejo, toks patognominis simptomas yra, kad skausmas būtinai lydi ašarojimas, spaudimas kaktos srityje, tokia kaip sloga. Be abejo, skausmas toks aštrus ir varginantis, kad pacientas yra neramus, sujaudintas. Gydymui naudojamas yra naproxenas, nesteroidiniai priešuždegiminiai preparatai. Dabar įtampos tipo galvos skausmai gali būti ūminiai, kaip minėjau, ir lėtiniai. Tai dažniausiai abipusiai spaudžiančio pobūdžio, bet nepulsuojantis galvos skausmas, vidutinio intensyvumo, trunka nuo 3 minučių iki 7 dienų, retai su fotofobija, fonofobija, pagerėja atsipalaidavus, neblogėja fizinio aktyvumo metu, kartais padidėja kaklo ir perikranialinių raumenų tonusas. Todėl būtina apžiūrėti išsamiai pacientą, papalpuoti pečių juostos ir kaklo raumenis. Įtampos tipo galvos skausmo dabartinė hipotezė yra ta, kad yra padidintas skausmo takų sensityvumas, centrinės nervų sistemos ir periferinės galbūt nervų sistemas. Anksčiau buvo manyta, kad tai yra raumenų įtampa, kuri sukelia vazokonstrikciją ir išemiją. Įtampos tipo galvos skausmas yra gydomas nemedikamentinėmis priemonėmis, sureguliavus prabudimo užmigimo laiką ir miego trukmę, peržiūrėjus pagal amžių. Taip pat labai svarbus yra reguliarus maitinimasis, reguliari fizinė veikla, taisyklinga sėdėsena bei naudojamas biogrįžtamojo ryšio technikos metodas. Taip pat psichoterapija, atsipalaidavimo terapija, mokėjimas mokoma atsipalaiduoti skausmo metu, tuos įtemptus raumenis nusiraminti. Ir iš tiesų čia reikalinga tokia reguliari konsultacija ir darbas su psichologais, psichoterapeutais. Įtampos galvos skausmo gydymas nemedikamentinis, minėtas mano, labai gerai kombinuojasi su medikamentiniu gydymu. Tai labai dažnai ilgalaikiai terapija, esant lėtiniam galvos skausmui įtampos, skirti amitriptiliną. Jis pradedamas nuo 0,1–0,2 mg kg per dieną ir palaikomoji dozė gali būti skiriama iki 1 mg kg. Bandoma skirti topiramatą, gabapentiną. Na ir efektyvumas vaisto yra vertinamas minimaliausiai po 3 savaičių. Kitas labai paplitęs galvos skausmas, kur nurodo vaikai ir pandemijos metu dėl ekranų ilgalaikio naudojimosi paūmėja migrena. Paveldimumas šitam skausmui yra labai būdingas, yra vienpusis, nors vaikams būna ir abipusis kaktos srityje, įvairaus intensyvumo. Gali trukti nuo 1 valandos iki 72 valandų, kur lydi skausmo fonofobija, fotofobija, osmofobija ir vegetaciniai sindromai, tokie kaip pykinimas ir vėmimas, bei autonominiai simptomai, abipusis nosies, ausų užgulimas, ašarojimas. Pagerėja ramybėje pabuvus tamsiame kambaryje ir pamiegojus. Migreninį galvos skausmą gali sustiprinti fizinis aktyvumas, todėl jisai labai yra diferencijuotinas nuo kraujagyslinio galvos skausmo, kuriam yra būdinga taip pat sustiprėjimas fizinio aktyvumo metu, tačiau kraujagyslinį galvos skausmą yra būdinga kažkokia tai kraujagyslinė anomalija. Migrenos paplitusi maždaug 13% bendros populiacijos, vaikams apie 5% paplitimas yra vaikų populiacijoje. Ir migrena įdomu tai, kad gali prasidėti kūdikystėje ir ankstyvoje vaikystėje tam tikrais ekvivalentais.
kuriuos vėliau aptarsime. Dažniausiai prasideda 50% pacientų, kurie turi genetinę predispoziciją iki 20 metų amžiaus. Įdomu tai, kad sergantieji dažnai auros nepatiria, tik tai 20% sergančiųjų patiria aurą prieš priepuolį. Ir įdomu tai, kad 5% gali turėti aurą, o neturėti galvos skausmą. Migrenos provokatoriai, kaip žinote, yra intensyvus fizinis aktyvumas, dehidratacija, stresas, nerimas, nuovargis, nereguliari mityba, tam tikri maisto ingredientai, miego trūkumas, ilgas ekranų laikas, slėgių ir temperatūros kaita, ilgos kelionės, pakeitus laiko juostas, estrogenų taip pat svyravimai. Todėl labai dažnai pacientų prašome vesti galvos skausmų dienoraštį, registruoti galvos skausmus, pažymėti kuri ciklo diena, jeigu tai merginos veda kalendorių, nes kartais rekomenduojamas ir profilaktinis gydymas. Buvo kelios hipotezės, kodėlgi vargina žmonės tie tokie sudėtingi ir galvos skausmų epizodai. Iš pradžių buvo manyta, kad galvos skausmą sukelia kraujagyslių išsiplėtimas, o aura tai yra kraujagyslių spazmas. Šiuo metu yra nauja hipotezė, kad kraujagyslių išsiplėtimas tai yra pulsuojantis galvos skausmas, manoma, kad tai yra dėl nestabilaus centrinio neurovaskulinės kontrolės mechanizmo, pirminės neuronų disfunkcijos, ir pacientai turi genetinę predispoziciją. Migrenos patogenezė yra susijusi su balanso sutrikimu tarp smegenų kamieno branduolių, reguliuojančių antinocicepciją ir kraujagyslės. Ir pirminis procesas kyla smegenų kamieną, įtraukiant locus ceruleus, ko pasekoje nestabilus yra trišakio nervo kraujagyslių refleksas ir trišakio nervo branduolyje ir bazalinėme ganglijoje kyla impulsai, kurie gali įtakoti suintensyvėjusią kraujotaką gyrus cingulį klausos bei regos asociacijos zonose ir smegenų kamiene. Todėl mes ir turime tokią sudėtingą neuroreguliaciją ir neurologinių simptomų atsiradimą, tokių kaip aura migrenos atveju. Migrena be auros yra diagnozuojama tada, kai yra 5 tipiški galvos skausmų epizodai, o migreną su aura diagnozuoti užtenka ne 2 skausmo epizodų. Ir mažiausiai turėtų būti 2 aurą apibūdinantis simptomai, gali būti vizualinė, gali būti sensorinė, kalbos arba kalbėjimo, motorinė gali būti aura, smegenų kamieno, širdies, pavyzdžiui, pasikeitimo dažnio ir be abejo tinklainės, pavyzdžiui, regos gali būti fenomenas toks kaip vienos akies apakimas arba dalinis matymas. Be abejo, aura lydi galvos skausmas ir tuomet viskas ir paaiškėja, kol yra tik tai aura, ir jeigu tai yra pirmas galvos skausmo epizodas, tai labai išgąsdina pacientus. Pacientai tikrai atvyksta į ligoninę, yra tyriami, stebimi. Ir čia tikriausia gydytojui, ar jeigu jums tenka konsultuoti ligonį pirmą kartą, tai būkite visada budrus ir būtinai paklauskite šeimos anamnezę. Jeigu šeimos anamnezėje yra migrena sergančių artimiausių giminių, tėvų, ypač ar vienas ar kitas iš tėvų ar senelių, tai iš tiesų tikimybė, turint aurai būdingus simptomus, kad tai bus tikrai migrena, kol pavyzdžiui dar nėra galvos skausmo. Galite būti šiek tiek ramesni, kad neįvyksta kažkoks tai
sakykime, didesnis smegenų pažeidimas. Migrenos ypatumai vaikams būtina juos žinoti, kad skausmas gali būti abipusis, kad hemikranija yra tada, kai jau vaikas yra paauglys. Labai retai gali būti net ir pakaušyje lokalizuojasi, kad lokalizuotųsi skausmas, bet tai yra labai retai. Na ir fotofobija, fonofobija gali įtakoti mažų vaikų elgesį. Todėl, kad vaikas mažas negali pasakyti, kas su juo darosi. Na ir kaip paprastai minėjau, tada migrena turi ekvivalentus, tokius kaip ciklinis vėmimas, abdominalinė migrena, gerybinis paroksizminis vertigo, gerybinis paroksizminis tortikolis. Ciklinis vėmimas tai yra kartotinai epizodai, kurie yra labai reguliariai ir pasikartoja tie epizodai, nėra jokios priežasties organinės. Vaikai, aišku, būna labai kruopščiai ištiriami ir praktiškai diagnozuojamas ciklinis vėmimas. Kartais ciklinis vėmimas kombinuojasi su abdominalinė migrena, kur dar vaikučiams gali būti fotofobija, fonofobija, kaip aš minėjau, keičiasi jų elgesys, gali jos būti pykinimas, gali skųstis pilvo skausmu, ne tik tai vemti. Na ir labai būna akivaizdu, kad ritmiškai pažeidus dietą ar patyrus stresinę situaciją, tie cikliniai vėmimai išsiprovokuoja. Gerybinis paroksizminis vertigo tai toks epizodinis galvos svaigimas, kada vaikai staiga pasikeičia jų elgesys, jie bėga, užsiima už galvytės ir skundžiasi, kad jiems kažkaip nestabilu yra, kartais būna, kad ir griuvinėja. Ir dažnai skausmo nebūna, nes čia pasitaiko visgi mažesniems vaikučiams, bet ką mes galėtumėm išsiklausti ir ką jūs galėtumėt pamatyti, tai nistagma. Kartais būna toks paroksizminis nistagmas. Ir būtinai mes prašom tėvelių nufilmuoti tuos epizodus, jeigu taip atsitinka, kad būtų viską mes gerai matytumėm. Aišku, būtinai, kad akis matytųsi. Gerybinis paroksizminis tortikolis tai yra kūdikiams pasireiškiantis toks fenomenas, kur gali būti 10 kartų, pavyzdžiui, per mėnesį vaikas fiksuotai nuolat palaiko galvą palenkęs. Na ir taip, aišku, ištyrus dėl užpakalinės dalbos kažkokių tai organinių patologinių sutrikimų, atmetam viską. Šiuo metu yra galimybė ir genetinio ištyrimo to gerybinio paroksizminio tortikolio, bet anamnezėje būtinai išsiklausti turime, ar nėra turinčių migreninių galvos skausmų. Kitas labai įdomus fenomenas yra hemipleginė migrena. Be abejo, kaip minėjau, tos migrenos, kada yra jos komplikuotos, komplikuoti galvos skausmai su aura, su hemiplegija, jie tikrai sukelia daug išgąsčio, ypač pirmą kartą įvykus. Ir nusiraminama yra tada, kai tie simptomai sugrįžta ir nelieka jokio neurologinio deficito, bet be abejo, pirmą kartą pakliuvus pacientai, jie pakankamai išsamei yra ištyriami. Tai hemipleginiai migrenai gali būti ir motorinis silpnumas, gali būti kombinacija su vizualiniu, sensoriniu sutrikimu ir kalbos sutrikimu. Ir labai dažnai diferencijuojama su praeinančių smegenų išemijos priepuoliu. Įdomu tai, kad gydymui randasi vis daugiau įdomių preparatų, tokių kaip monokloniniai antikūnai, nei prieš kalcitonino geno susijusi peptidą. Šiuo metu vyksta keli tyrimai su vaikais, bet vaikų migrenos profilaktikai yra naudojami magnio preparatai ir, aišku, nemedikamentiniai gydymai, kaip miego režimas, kognityvinė elgesio terapija, dieta. Na, medikamentiniai gydymas turime pasirinkimą vaikams ibuprofeną, paracetamolį, naproxeną, ketorolaką, antiemetikos, jeigu yra pykinimas ir vėmimas labai išreikštas, metoklopramidas.
tik noriu pasakyti, kad praktiškai reikėtų naudoti medikamentus veikliosiomis medžiagomis be jokių sudėtinių medikamentų. Tokių pavyzdžių kaip yra paracetamolis su kofeinu, dar su kažkokiais, žodžiu, kombinacijomis. Geriau būtų naudoti vienos veikliosios medžiagos preparatus. Nemedikamentinis migrenos gydymas, kaip aš minėjau, susideda iš miego režimo, valgymo ir fizinio aktyvumo, mitybos įpročių korekcijos, vengti maisto turinčio histamino, tai fermentinis sūris, marinuoti kopūstai, tunas, raudonas vynas, alus. Čia, aišku, jau vaikams netinka, bet neužmirškit, vis tiek jie išaugs iš vaikų amžiaus, jie turėtų žinoti šitos produktus. Taip pat tiraminas, kai sūris su pelėsiu būna, feniletilamininas šokolade esantis, nitritai, aminai, kofeinas, kazeinas. Aišku, ką tai reiškia. Reiškia, kad tai būtų ribojami šitie maisto produktai ir kiekvienam labai individualiai išsiaiškinama, kurisgi maisto produktas yra provokatorius. Taigi, vedant dienyną, visada paprašome ir parašyti, ką tą dieną valgė ir išsiprovokavo tas galvos skausmas. Ir dar labai svarbus žinotinas dalykas, kad vaikų ir paauglių pirminiai galvos skausmai, tokie kaip įtampos tipo, labai dažnai kombinuojasi su migreniniais galvos skausmais. Ir kartais simptomai būna abiejų galvos skausmų, todėl ir mums padeda galvos skausmų dienyno vedimas atidiferencijuoti ir pamatyti, kad greta galvos įtampos, pavyzdžiui, galvos skausmų, į mėnesį, pavyzdžiui, pasikartoja dar keli epizodai ir migreninio galvos skausmo. Norėčiau pasidalinti įdomių klinikinių atvejų mergaitės su migreninio galvos tipo skausmu, kuriai mes paskui diagnozavom Osler-Weber-Rendu sindromą. Ta sindroma apibūdina tai, kad tai yra paveldima hemoraginė telangiektazinė, manifestuoja kraujavimu iš nosies, tengielektazijomis odoje ir gleivinėse, arterioveninėmis malformacijomis, kurios gali būti smegenyse, plaučiuose, virškinamajame trakte ir, aišku, kaip minėjau, migreninio tipo galvos skausmais. Yra tokie kriterijai, Kurakao diagnostiniai, kuomet mano minėti simptomai yra išvardinti ir jie turi būti bent 3 simptomai, kad mes galėtumėm diagnozuoti. Taigi, mus kreipėsi 17 metų pacientė dėl galvos skausmų migreninio pobūdžio, kurie trunka jau 4-5 metai, kartojasi 3-4 kartai per mėnesį. Būdingos yra regos auros, skausmas yra vienpusis, pulsuojantis, lydi fonofobija, fotofobija, pykinimas ir vėmimas. Ir beveik kiekvieną galvos skausmą yra, žodžiu, su lydinčiais simptomais, trunka mergaitė maždaug apie 3 valandas. Padeda miegas, ramybė, mažiau streso. Na ir pandemijos metu ypač suintensyvėjo šitie galvos skausmai, ji galvoja, kad tai pažeidė miego režimą ir daugiau naudojasi IT technologijomis. Buvo skirtas gydymas, bet be efekto. Iš anamnezės buvo sužinota, kad mergaitei nuo 5 metų amžiaus dažni kraujavimai iš nosies, ji dažna loro specialistų konsultacijose, vyksta įvairūs ten prideginimai, konsultacijos, stebėjimas. Na ir sužinojom iš genealoginio medžio, kad iš mamos pusės mamai, broliui, proseneliui taip pat buvo dažni kraujavimai iš nosies, prosenelis irgi patyręs insultą jauname amžiuje ir miręs. Apžiūrint mergaitę, mes labai aiškių telangiektazių didelių nematėm, buvo tiesiog smeigtuko dydžio odoje pokyčiai, kurių aš negalėjau net nufotografuoti,
matoma tik vizualiai, nebent išdidinus kažkokiu būdu. Radome tų telangiektazių burnos gleivinėje ir ant rankų dilbių srityse. Neurologiškai buvo visiškai sveika, visi atlikti neurologinio ištyrimo metodais, nebuvo jokių pokyčių. Atlikus galvos smegenų magnetą buvo smulkus mikroangiopatijos židiniai, abipus supraventrikulialiai, tačiau arterioveninės malformacijos neradome, tik randome dar retrocerebeliarinę arachnoidinę cistą, glandulę pinelis cistą. Atlikę vidaus organus taip pat jokių požymių neradome, paėmėme išmatą slaptam kraujavimui, irgi viskas buvo norma. Ir nusprendėme visgi, turint tokią šeimos anamnezę, tokius varginančius jau 5 metai galvos migreninius skausmus į mėnesį po 3-4 kartus. Atlikome su kontrastavimu krūtinės ląstos kompiuterinę tomografiją ir dešiniajame plautyje aptikome arterioveninę malformaciją. Manoma, kad turint tokią malformaciją yra turbulencinės srovės, kurios daro mikrotrombus ir tie mikrotrombai gali epizodiškai pakliūti į galvos smegenis ir taip pat sukelti tokius kraujagyslinius migreninio pobūdžio galvos skausmus. Liga yra pakankamai, sakyčiau, dažna, 1 iš 5,000 tikrai gali pasitaikyti jūsų klinikinėje praktikoje. Manoma, kad Europoje turi 85 000 žmonių šitą patologiją. Manoma, kad yra tikrai hipodiagnostika. Dauguma atvejų lieka nediagnozuotų. Ir kas yra tikriausiai skaudžiausia, tai kad tai yra žmonių grupė, kurie gali patirti insultus jauname amžiuje. Taigi neužmirškite, kad klinikinėje išraiškoje yra kraujavimai dažni iš nosies, telangiaktazijos odoje ir gleivinėje, kraujavimai iš virškinamo trakto, plaučių arterinės malformacijos, migreninio tipo galvos skausmai, arterioveninės malformacijos galvos smegenyse ir gali būti kepenų pažeidimas, gali būti širdies nepakankamumas, jeigu yra vidaus organuose šitos kraujagyslinės malformacijos. Taigi, migrena su aura, kraujavimas iš nosies, telangiaktazijos odoje ir gleivinėse, turėtumėt neužmiršti Osler-Weber-Rendų sindromą ir pacientą labai kruopščiai ištirti arba šio lygio centrą. Taigi žinutė apie galvos skausmus, kad savo klinikiniam darbe, kad įvertintumėt vaikų ir paauglių galvos skausmus, kad tikrai jiems skauda galvą, kad sėkmingai diagnozuotumėt ir individualiai išsiaiškintumėt, turit bendradarbiauti su vaikų tėvais ir būtinai aiškintis priežastis, būtinai atsižvelgti į vaiko amžiaus, skausmo pobūdį, trukmę, neužmiršti šeimos anamnezės, tokios kaip pavyzdžiui migrenai labai svarbi yra anamnezė, jeigu bus jums komplikuota migrena, kad atpažintumėt, kad tai komplikuota migrena, nekeltų jums susirūpinimo, kad tai yra gal insultas, pavyzdžiui, nes labai tos auros simptomai arba hemipleginės migrenos simptomai yra tikrai labai nerimą keliantis. Be abejo, jeigu anamnezėje, pavyzdžiui, tėtis turi klasterinius galvos skausmus, tikimybė, kad ir sūnus gali turėti. Be abejo, neužmiršti mano minėto sindromo, turint kraujavimą iš nosies. Ir turint plius simptomus, o būtinai patikrinkite ir Rombergo pozoje pacientą, ir galvinius nervus. Ir jeigu tik tai pamatote vieną iš simptomų, būtinai irgi reikia išsamesnio ištyrimo. Ir be abejo, išsiaiškinti visas lydinčias ligas, tokias kaip miego sutrikimus, nerimą, depresiją, kitas somatinės ligas, celiakiją, irgi pakankamai paplitusią, tik mažai diagnozuojama. Taip pat neigiama poveikis galvos skausmo užsitęsusio
juk ir psichiniai sveikatai, ir be abejo, kas vaikams labai rūpi ir tėvams, tai mokymosi rezultatams. Na ir be abejo, apsaugoti vaiką ir šeimą nuo sutrikusios gyvenimo kokybės. Taigi aptarkite su vaiku ir šeima tas priežastis ir aktyviai bendradarbiaujant sudarykite tiek ištyrimo plano ir tiek nemedikamentinio gydymo. Ką jūs pirmos konsultacijos metu galite padaryti pirmą žingsnį į nemedikamentinio gydymo sudėliojimą. Ačiū už dėmesį.